Pas Landsbergį Gabrielių yra savas karo laiko skaičiavimo laikrodis. Prieš savaitę jis sakė, kad skaičiuojam valandas, dabar mes jau skaičiuojam minutės. Pirmadienį Šimonytė, susikvietusi partijų atstovus ir vadovus, pasakė, kad gynybai papildomai iki 30 metų reikės 0,7 procentų bendro vidaus produkto, vėliau dar 0,4 procentų, vėliau dar susimaišė į savo įvairiausias sumas 6-7 milijardų, vėliau dar pareiškė, kad jeigu skolinsimės reikės milijardo palūkanoms, 1 milijardai, mes turime apsiginti. Yra dar viena priežastis. Jeigu studentas mokosi kur nors labai reikalingai pareigybei, Tomkus, krašto apsaugos viceministras, Anušauskas, viceministras pasakė, kad gali būti ir lanksti tarnybos atlikimo sistema. Pavyzdžiui, savaitgaliais arba atostogų metu. Jaunuoliai studijuojantis, kaip sakyti, jiem nebūtų atidėta tarnyba, bet jie galėtų pasirinkti, kokiu būdu atlikti tarnybą tam, kad būtų suderinama su jų studijomis. Tai yra tai, ką mes dabar jau turime tos programos, arba per jaunesnių karininkų vadų mokymo programą, ar per krašto apsaugos savanorių pajėgas. Ir matymas būtų toksai, kad ta tarnyba būtų atlikama siekiant nesutrukdyti studijų procesų, tai yra arba savaitgaliais, arba būtent vasaros atostogų metu. Bet čia, žinokit, Anušauskas ir Anušausko Tomkus gavo labai didelį smūgį į paširdį. Ir čia, Targamadzė, Tomkus ir Žukauskas, jie vėl susiplėkė, pasirodo, nifiga. Niekas nebuvo derinta su nifiga jokiom aukštosiom mokyklom. Jūs gal paaiškinkit, kaip čia įvyko, kad jūs su nieko nederinot. Ačiū. Kaip ir minėjau, derinimo procesas tikrai vyko ir prieš mane yra dokumentai ir... Aš noriu pertraukti šitoje vietoje gerbiamą viceministrą, dar sykį kartoju, derinimo procesas vyko, bet suderinta nebuvo. Ir tik ką gavau dar žinutę iš Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos, su šiais iš vis nebuvo šnekam. Bet gerbiamas ministrė, galbūt reiškia nustokit šitą kartoti, derinsim dar. Tikrai derinsim, nes nieko suderinta nebuvo. Tai prašau atsakyti tada aiškiai. Tai jūs įsivaizduojat, kokį melą skleidžia Anušausko pavaduotojas, kad viskas suderinta, tai nieko nederinta. Su kolegijom iš vis nebuvo derinta. Tiesiog priimkit šitą įstatymą, giminiai materį, ir visus studentus bestudijuojančius aukštosiose mokyklose į kariuomenę. Mėlėjai, ir dar kur šuo pakastas, prisimenat? Kalbėjome apie lankstinukus, kur džiaugiasi Žagaitė naujajam referendumui dėl dvigubos pilietybės. Va, kur yra neįsemiamas mūsų kariuomenės rezervas. Dvigubi piliečiai. Ir čia Asanavičiūtė, kuri išrinkta pasaulio lietuvių apygardoje, pasakė dviguba pilietybė. Ne priežastis neužsidėti kerzavinių kareiviškų batų.